Mano šukuosena, reikia atsiprašau. Pacientas. Viskas gerai. Puikus pavyzdys, kas labai dažnai, pavyzdžiui, būna su ofiso žmonėmis, su padelį žaidžiančiais, tenisą žaidžiančiais žmonėmis, kas tiesiog turi ribotus pečių judesius, ar tiesiog tos plėvės, kurios yra aplink raumenį, sukelia tokią įtampą visoje šitoje grandyje ir jos nepaleidžia, traukia, pavyzdžiui, viską į vieną tašką, taip sukuria skausmingas tokias vietas. Ir čia jau situacija šiaip yra pakankamai senoka. Kineziterapeuto darbė svarbiausias įrankis, bent jau man, yra palpacija. Kai bandom užčiuopti kažkokius taškus, kurie netitinka normalios žmogaus būklės. Ir palyginant, pavyzdžiui, čia jaučiama yra įtampa, paslankumas nėra toks lengvas, pavyzdžiui, kaip šitoje pusėje. Reiškia, didesnė įtampa šiuo metu pacientas pajaučia būtent šitoje pusėje. Tai mes pabandysim, pavyzdžiui, ją atleisti. Tai pasidarom tokią kaip ir darbinę poziciją ir stengiamės tiesiog tą tašką po truputį atleisti. Jisai gali būti prilyginamas tam tikrom fizioterapiniam priemonėm, kurios sukelia į tą tašką uždegimą, o kūnas per porą dienų turi tą uždegimą pats išspręsti. Ir kai mes atleidžiame tokius taškus, žmogus gali pajausti iškart momentinį palengvėjimą, per porą savaičių tokį jau permanentinį, jeigu išsisprendė, pavyzdžiui, dirgiklis. Siūlome pirmą vizitą, į kurį įeina diagnostika, tik jums pritaikytas gydymas, kombinuojant įvairias procedūras, individualią kineziterapiją ir skirtingas manualinės technikas. Visa tai vieno susitikimo metu, pagal poreikį.